New Crush, aš perku kosmetiką internetu. New Crush, aš perku, nes kokybę vertinu. New Crush internete užsisakyk kosmetiką, nes kokybė čia aukšta produktų visa gausa. New Crush, aš perku, maisto papildus randu. New Crush, aš perku, nes kokybę vertinu. Sveikos, mielos moteris. O galbūt ne tik jūs, bet ir jūsų antrosios pusės bičiuliai palaikytojai žiūri pirmąją šventinę tinklaveikos tinklalaidę, kuri orientuota į moterų bendrystę, jų pastiprinimą. Ir man yra didelė garbė ir malonumas, jog su manimi šioje laidoje yra mūsų fantastinis partneris, kuris rūpinasi grožiu, sveikata ir namų jaukumu. Tai yra New Crush kompanija. Kas manęs nepažįsta, esu Ramunė Kasparavičienė. Žmogus, kuris kolekcionuoja kitus žmonės, žmogus, kuris jau beveik 5 metus draugė su partnerė Vilma Urbutė kuria fantastišką moterų pripildytą verslių veiklių organizuotų bendruomenę Start for Networking. Ši bendruomenė yra apie tave. Jeigu tu esi versli veikli, jeigu tu esi solo verslininkė, o jeigu tu atstovauji vieną iš didžiausių korporacijų ir galvoji, kad tai ne tau, labai noriu tikėti, kad šita tinklalaidė tau atskleis visai kitą tinklaveikos pusę. Ir pamačiusi žmonės, jų istorijas išgirdusi, tu suprasi, jog noriu būti šalia tų, kurios yra sėkmingos, įkvepiančios, kurios jaučiasi bendruomenėje visai kitaip. Tinklalaidė yra skirta pakalbėti apie sėkmės istorijas ir apie tai, kaip tinklaveika keičia mūsų gyvenimus. Noriu Jums pristatyti savo pirmąją viešnią, moterį, kuri mane inspiruoja veikti ne mažiau negu aš ją. Moterį, kuri yra mūsų Kauno žiburys. Moterį, kuri paskui save veda daugelį kitų skirtingų sričių atstovių. Moterį, kuriai baudžiamasis kodeksas yra knyga, dažniausiai atsiverčiama ir ne tik prieš miegą. Moterį, kuri yra nepaprasto grožio. Moterį mediatorė, kuri padeda sutaikyti tuos, kurie neranda bendro sprendimo. Moterį, kuri yra nuostabi bičiulė draugė. Ir šeimos židinio saugotoja. Miela Egle, visa tai yra apie tave. Nuostabu, Ramunė, girdėti apie save tokį apibūdinimą. Tai labai džiaugiuosi, kad mane taip gražiai pristatėjai. Susigraudinau dėl to, kad šitos tinklalaidės aš laukiau turbūt bene metus. Tai yra ta tinklalaidė, kuri yra labai geras pavyzdys, kad kartais ateina laikas, kai tu gali kurti tai, ką nori daryti pats. Ir pasikviesti būtent tuos žmonės, kuriuos nori kalbinti, kuriuos nori matyti ir apie kuriuos nori pasakoti visam internetui. Egle, šiandien tavo žvaigždžių valanda. Oi, gerai, būsiu žvaigždė. Pradėkim nuo pradžių. Aš labai noriu, jog ta auditorija, kuri nuosekliai seka Start for Networking bendruomenę, sužinotų apie tos žmonės, kurie ne tik bendruomeniai padarė didžiausią pokytį, bet ir žmonėm, kurie jais patikėjo. Egle, būk gera, papasakok nuo pradžių apie tai, kaip išgirdai apie Start for Networking organizaciją, kada įkėlei koją ir kas tada paskatino tai padaryti. Taip, dabar reikės prisiminti visą neilgą istoriją. Tai apie Start for Networking išgirdau prieš 3,5 panašiai metų. Dar tada vadinosi Galimybių klubas. Ir labai žavėjo šitas pavadinimas ir mane, kaip ir visas tapusias narėmis klubietės, pakvietė Aušra Greičiūtė Vabolienė. Sako, tu čia advokatė, sako, dar čia kažkokia tu nauja ir mediatorė, žinai, sako, mums čia reikia tokių viešnių įdomesnių, tai tu ateik į pusryčius verslo. Gerai, sakau. Tai pirmas kartas buvo online
Ir tada pavyko man ateiti dar į gyvą susitikimą ir po gyvo susitikimo man nekilo abejonių. Na, kažkokių klausimų kaip ir visiems kyla, ar ne, kiek čia kainuos, ar čia atsipirks, ar čia man verta, ar neverta, bet aš tada kažkaip labai tų klausimų labai neanalizavau, nes kažkaip iš pajutimo galvau, kad bus gerai. Ir grįžus ir šeimos nariams pasakos, sakau, pirmą kartą kažkokią papuoliau moterų organizaciją, labai gerai jaučiuosi, bet nesuprantu, kas dar ten yra, ar čia bus gerai, bet žodžiu, jaučiu, kad bus ir žodžiu metai iš metai, taip gavosi tas tęsimas ir suprantu gal, kad kažkada bus pabaiga, nes na, kažko yra pradžia, kažko yra pabaiga, bet tos pabaigos dar labai nelaukiu, tai žodžiu, gal ir pavyks, taip sakant, dešimtmečiais čia kažką suburti, įkurti ir pratęsti ir išlaikyti, nežinau dar, bet tu tokia mintis kažkokia šmėžuoja. Ar prisijungdama tuo metu, jau turbūt prieš daugiau negu 3 metus, galvojai apie tai, kaip save pristatyti, kaip išmokti įsiklausyti į kitus žmonės, nors esu tikra, kad pagal tavo profesiją, ar ne, tų žinių tau ir tai pakako, ar visgi ieškojai palaikymo, moteriškumo, ko ieškojai atvykusi ir kas tau padarė didžiausią įtaką sprendimui būti viso to dalimi? Jau kai atėjau į organizaciją, galvojau, tai ką čia dar man naujo, kažkas kažką gali pasakyti. Baigti keli universitetai. Nuolat, kaip sakant, kiekvienais metais po kelis seminarus, mokymai, visokios, kaip sakant, šiaip veiklos. Na ir galvojau, kad aš jau esu pasiekus gyvenime, jau visko turbūt, ką galima ir išsimokslinti ir kasdien save tobulinti. Ir aš supratau, kad ne, taip nėra. Aš čia supratau, kad dar asmeninėme augime dar yra kur augti ir per tuos 3 metus aš, nemoku pasakyti, kokiais šviesmečiais papuoli į tokią pat terpę žmonių, moteris visos super išsilavinusios, intelektas aukštas, apie IQ jau nekalbu, tai nežinau, tai kai papuoli tokią aplinką, tai tiesiog jau, aišku, tu ir pats toks esi, bet tada tu dar apsidairai ir supranti, kad, tai dar čia yra kur ką pasižiūrėti ir kur paaugti ir ką dar padaryti ir ką patobulinti, bet aišku, lygiai tą patį galvoja kitos atėjusios, pasižiūrėjusios ten į mane ir lygiai tą patį pasako ir toks ratas gaunasi, kad visos tą patį pagalvojam, nors esam tam pačiam, kaip ir ar ne lygiai statuse. Žinai, tinklalaidės partneris New Crush'as yra ne šiaip savo. Man tai yra lyg užuomina parodanti, kad per tinklaveikos bendruomenės narystės kelionę moteris keičiasi ne tik viduje, ar ne tik savo žiniomis, bet ir išorinę išvaizdą. Ir aš noriu atkreipti dėmesį, kad kai prieš 3 metus, Egle, mes susitikome, tu buvai nuostabiai žavinga moteris rėmelėje. Žinai, kaip mes įsivaizduojame teisininkus. Dalykinis tamsiai mėlynas kostiumėlis, nepriekaištinga laikysena, bet nieko iš šono. Po 3 metų aš matau tave kaip vadovę įeinančią į sceną ir priverčiančią visus žagtelti. Tikrąja to žodžio prasme. Ryški. Nežinau, papuošalai tai yra, tu papuošalus puošinė, jie tave. Ne? Koks yra tas jausmas, kai tu esi apsupta bendruomenės? Ir koks yra emocinis jausmas, kai tu jos neturi? Taip, aš kai atėjau tikrai buvau tokia ne šiek tiek, o turbūt susikaušusi, nes aplamai turbūt tik atėjus nesupratau nei koks formatas ar ne aplamai yra bendruomenės, nei kaip galbūt reikėtų elgtis ir visą tai ateina tik su metais, su mėnesiais, su laiku, kai tu pradedi pažindintis, suprasti sistemą, tvarką ir visą kitą. Tai aš aplamai turbūt esu tokios, kaip pasakyti, tokio charakterio, kur
labai atsargiai viską žiūriu, labai atsargiai, kaip sakau, turiu ištirti labai aplinką ir kai aš viską iščiupinėju, labai pajaučiu viską, tada aš suprantu, kaip reikia viską daryti ir tada tame laike kažkiek reikia išbūti ir tada jau kai atsistoju ar ne į tą vagą, tai aš tada ją labai gerai ir derlingai galiu, kaip sakant, iš arpo sodinti ir derlių nupjauti. Tas išlaisvėjimas yra turbūt dar ir dėl to, kad esu ar ne ambasadorė ir supranti, kad jau esi tokioj roliai, tu negali kitaip ir būti ir kitaip atrodyti ir kažką kitaip veikti, nes visų akys į tave nukreiptos ir kaip aš padarysiu, kaip aš pasielgsiu, kaip aš ištransliuosiu energiją, kaip aš nuteiksiu visus, tai taip ta organizacija jinai ir funkcionuos. Taip, ar galėtum su klausytojais pasidalinti tuo pavyzdžiu, kurį minėjai apie būseną, kai išeini iš organizacijos susitikimo ir išeini iš teismo salės? Man asmeniškai tai buvo taip stipru, labai norisi, kad išgirstų visi. Ir kai vyksta mūsų susitikimai rytiniai, dažnai po pietų einu jau į teismą, į savo darbus ir nuo Jonavos gatvės iki Laisvės alėjos man ne tiek daug to kelio, apie 10 minučių. Ir mūsų susitikimai panašiai baigėsi apie 12 valandą ir aš einu ten tokiu vaizdingu maršrutu, tokiu pasivaikščiojimo taku iki Laisvės alėjos. Ir aš išeinu iš susitikimo ir aš jaučiu, kaip mano ta šypsena, žodžiu, iki ausų. Aš einu, kažką galvoju apie to ryto susitikimą, ryto moteris. Ir aš jaučiu, kaip žmonės į mane net atsisukinėja, galvoju, ta prasme, nueinu į teismo ar ne rūmus, į koridorių, žiūriu, kur ten ta mano byla. Aš jaučiu net, kai vienas vyras atsisuko ir jisai taip pasižiūrėjo į mane, galvoju, gal kažkas man čia negerai. Bet tada, kai supratau, kai jisai pažiūrėjo mane nuo galvos iki kojų, tai supratau, kad ta energija kažkokia tikrai spinduliuoju. Ir ką, tenka grįžti atgal po to teismo posėdžio, ar ne, tuo pačiu maršrutu, tuo pačiu taku, aš einu ir mano nuotaika visiškai kitokia. Ir aš suprantu, kad į mane jau niekas nežiūri, aš einu kaip Laisvės alėjos pilka masė žmonių. Ką aš suprantu, kad moteris po susitikimo irgi priėjusio sako, bet kaip čia fainai pas jumis, kaip smagu, kaip natūralu, kaip čia visos tokios paprastos, protingos, išmaningos ir tokia gera atmosfera, tai žinokit, sakau, čia pas mus visą laiką taip ir sakau, ta būsena, žinokit, jinai sunkiai praeina, jau kai išeinam iš to susitikimo, bet mes vis laukiam to kito susitikimo ir tas jausmas, jisai niekur nedingsta. Ką aš net iššventėm praeitais metais kovo 8, moteris subūriau Birštone, tai man tiesiog susapnavau, kad man reikia pasakyti tokią frazę. Sakau, jūs esat mano šeima, jūs esat mano kosminė šeima. Sveika atvykusi į mūsų kosminę šeimą, Florito klubą. Prisisek diržus, nes kilsi į kosmosą labai aukštai ir laikykis, kad atlaikytum visą energiją ir visą gausą, ką tu čia gausi. Iš tiesų aš galiu pasakyti ir savo kailių patyriau tai, ne tik kurdama bendruomenę, bet gerokai anksčiau pradėjus tinklaveikauti, kokybiškai tinklaveikauti, strategiškai tinklaveikauti. Suprantu vieną dalyką, jog tai keičia gyvenimą ir iš to išeiti yra labai sudėtinga. Kodėl? Todėl, kad nenori tai susiję ir su mūsų gerąja prasme, noriu atkreipti dėmesį ego jausmu. Todėl, kad mums patinka, ypatingai moterims, būti toje scenoje, būti tome apsuptyje bičiulių, kurie yra veiklūs, kurie nori daryti drauge su mumis didelius projektus, didelius darbus, bet sakyk prašau, ar per šitus metus teko pajusti savo kailiu, ką reiškia tinklaveikos triukšmas? Oi, tas kailis ištisai dirba šitą darbą ir tą triukšmą sugeria. Į tas triukšmas jisai galėtų realiai būti visą parą, jeigu jau kažkurio momentu nesugebėtum atsijungti.
Tai aišku, reikia jį suvaldyti, reikia protingai suvaldyti, reikia protingai paskirstyti jėgas. Na, nebent tu nedirbtum ir nieko neveiktum, tai tada, kaip sakant, galėtum ištisai būti tam triukšme. Egle, tavo mediacijos žinios, ar ne? Sakyk, prašau, kiek stipriai šiandien dienai savo patirtį naudoji moterų bendruomenės puoselėjimo prasme? Mediacijos mano patirtis ir žinios ir praktika, naudojama tikrai labai stipriai klube, nes kaip bebūtų, kiek bekalbėtumėm apie tą cukrų ar ne, Ramune, nebūna to cukro tokio ištisinio. Tikrai yra organizacijai, yra moterų, šiai dienai Florito klube yra 32 moteris ir tai reiškia, kad ne vaikų darželis čia, kaip sakant, sužiūrėti, bet čia yra moteris, kaip ir minėjau, su keliais verslais, su keliais išsilavinimais, žodžiu, išprususios, intelektualios ir panašiai. Tai, kai su 32 moterim reikia aptarti reikalus, tai yra tų iššūkių, bet yra kas lengva, kad iš vieno žodžio, iš vieno sakinio mes, kaip sakant, susitvarkom. Tai ta praktika labai pasiteisina man ir ją naudoju, praktikuoju ir Linutė mano sako visą laiką, kaip norėčiau, kaip mokėt, kaip Eglė, viską suderint, sumedijuot, nežinau, aš turbūt nemokėčiau, negalėčiau, neturėčiau kantrybės, o mano Kristina sako, iš kur jinai tiek kantrybės turi. Ar buvo situacijų, kai tinklaveika tave privertė suabejoti savo kompetenciją? Ar buvo tokių pažinčių, kurios tave išmušė iš vėžių, o gal buvo tokių, kurios priminė, jog nieko keisti gyvenime nereikia, esi būtent ten, kur turi būti? Pirmiausia, ne taip lengva gal mane čia išmušti iš tų vėžių ar išmesti iš to vežimo, nes labai daug tikrai metų įdirbio ir viso kito padaryta. Ne, nesuabejojau, aš manau, kad kaip tik tinklaveika sustiprino mane ir ką pastebėjau, kai ateidavo mano srities viešnios, tai aš galiu pasakyti, kad 99% mes užmezgėm tokį ryšį, kai mane tiesiog tos kolegės pradėdavo samdyti savo darbams. Tai tada supranti, kad tikrai esi ten, kur ko gero ir turėjai būti. Ir aš niekada į darbą nežiūriu pirmiausia per tą finansinę prizmę. Aišku, ją reikia žiūrėti, nes, kaip pasakyti, niekas tų sąskaitų ar neapmokės, ar ten sodra nepalauks, ar ten bankas nepalauks, bet man tikrai jie yra, nežinau, kokiai trečioji eilė, man pirmas momentas, kad nepavesti kolegos ar ne, antras, kad žmogui padaryti rezultatą, o tik tai trečias, jau tada tik tai ten, tai gerai, tai jeigu gali to pačiu dar ir atsiskaitykit už visą šitą, žinot. Mano klausimas, Egle, tai ar galime prieš Kalėdas būti ramia širdimi, jog Start for Networking kaip organizacija sukūrė platformą, kurioje galėjome tapti tavo sėkmės istorijos dalimi? Aišku, kad vienareikšmiškai mano sėkmės istorija, aš sakyčiau, mano sėkmės istorija iki atėjimo vienas etapas, o po įstojimo ir buvimo yra kitas etapas. Tai aš nemoku pasakyti, aš kaip ir sakiau, kažkokių didelių lūkesčių ateidama neturėjau, nes aš aplamai nemėgstu lūkesčių, nes, kaip sakant, lūkesčiai mus nuvilia, tai labai nemėgstu to nusivylimo jausmo, tai stengiuosi užbėgti tam įvykiui už akių, tam jausmui, kad jo nebūtų ir tiesiog
taip filosofiškai gal, kaip bus, tai bus, nu, o ką čia kitaip. Ir gal tikėtina, gal kai taip labai stipriai kažko nesitikė ir stipriai kažko nereikalauja iš kitų, tai tiesiog viskas, ko gero, gal ir natūraliai gaunasi, kad visa tai ateina, dar ir geriau turbūt ateina ir esi tada toks, koks, nu, aš manau, kad ir pati užaugau ir galėčiau pasakyti, kad ir jūs mane užaugino turbūt, ar ne, nes aš vis tiek atėjau į organizaciją, į tą dirbą, į kurią, ar ne, pati įsisodinau, o jūs, aišku, mane laistėt, trešėt ir dabar, va, esu tas žiedas, nu, va, kokį matot. Ačiū tau, ačiū Eglė iš tikrųjų tau už begalinę širdį, už bendrystę, už visada atsisukimą į moteris, už domėjimąsi jomis labai skirtingomis, tos, kurios susirenka Kauno Florito klubo susitikimuose. Ir aš nepaprastai džiaugiuosi, kad jau sausio 12 dieną ateina laikas švęsti. Tai yra jau trečiasis, kiekvienais metais vykstantis gala vakaras, kurio metu mes ne tik švenčiame tinklaveiką, švenčiame bendruomenės pasirikimus, bet ir kviečiame kitas moteris, kitas verslininkės, kitas skirtingų sričių specialistas tam, kad susiburtumėm į vieną didelę bendruomenę, mainytis, keistis, pastiprinti vieną kitą ir džiaugtis metų pradžia su didelė palaikymo doze viena kitai. O tavęs, miela Eglė, nei aš, nei mūsų partneris New Crush šiandien negali palikti be dovanų. Gruodis, manau, apskritai yra fantastiškų dovanų mėnuo, kuomet mes turime atrasti savo dienotvarkei terpę, padėkoti, pasidžiaugti ir pagalvoti apie tai, kuo galiu nustebinti kitą žmogų. Todėl, mieloji, tau šiandien turiu ne tik labai vertingą dovaną, bet labai ir gražiai supakuotą dovaną. Tai yra maisto papildas odai, nagams ir plaukams. Visą tai aš tau išsiųsiu asmeniniu siuntinuku idėjai, žinutei. Todėl, miela Eglė, feel your glow. Visą tai apie tave. Manau, kad tie priedai bus tik papildymas tavo įkvėpimo veikti tinklaveikoje. O visom tom moterim, kurios turėjo galimybę ir skiria laiko susipažinti su Egle virtualiai, išgirsti jos istoriją ir atpažinti, kaipgi ta tinklaveika keičia moterų gyvenimus, kviečiu pagalvoti, ar jau turite kalėdinę dovaną savo aplinkai. Jeigu ne, mūsų partneris New Crush būtinai to pasirūpins. Nepamirškite paieškoti pas juos. Taip pat noriu pasinaudodama progą pakviesti visas moteris dalyvauti gala vakare, nes jau mes merginom sakėm, na, turbūt bus geriausias naujametinis vakaras, kuris buvo iki šiol. Nes programa ir vieta ir pasiruošimas jūsų tai tikrai bus, nu, nežinau, turbūt geresnis negu čia koks renginys Žalgirio arenoje.